Sveiki visi, jūs esate CryptoArticle YouTube kanale ir šiandien mes trumpai su jumis pakalbėsime apie Bitcoiną, pakalbėsime tiek apie lokalią situaciją, tiek apie globalią situaciją, tad būtinai nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintys komentarę. Taigi prieš pradedant noriu jums priminti apie VEX, kas dar neturite VEX kriptovaliutų biržos paskyros, būtinai užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą, kurią rasite šio video aprašyme ir jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų. Tad būtinai tą padarykite, prekiaukite ir gaukite savo bonusus. O mes keliausime į grafikus ir pabandysime suprasti, kokia dabar yra situacija. Taigi štai čia yra Bitcoino grafikas, čia yra 4 valandų time frame'as ir mes turime štai šitą trendo liniją, štai šitą trendo liniją ir tai sudaro modulį, kuris vadinasi Falling Wedge ir tai aišku yra labiau bullish modulis ir tai reiškia, kad jeigu mes štai čia pramušam, gaunam maždaug štai tokį scenarijų, tai yra pramušimas, įsitvirtinimas, galimas retestas, impulsas į viršų, mes eisime surinkti likvidumą toliau ir aš čia esu pažymėjęs štai šitą pasipriešinimo levelį ir štai šitą pasipriešinimo levelį, į kurį reikia atkreipti dėmesį ir greitai parodysiu, kodėl šitie leveliai yra stiprus ir kodėl reikia juos žiūrėti. Taigi dabar kalbant apie Bitcoino lokalią situaciją, štai čia mes galime įžiūrėti, kad čia yra modulis, jis vadinasi Double Bottom ir mes turėjome štai šitą palaikymo levelį, aš jį pažymėjau raudonai ir mes matome aiškiai, kad aš nuo čia pasiėmiau sandorį, mano sandorį jūs jau matėte prieš tai ir gausi visai geras entry taškas ir dabar laukiu, kol Bitcoinas pradės pramušinėti štai šitą pasipriešinimo zoną ir keliauti į viršų. Jeigu dar kažkas neturite savo entry taško, tai tikrai nepasigaukite FOMO jausmo ir nereikia uždėti pagal market kainą, o tiesiog pasirinkite saugesnį variantą, palaukite, kol bus čia pramušimas ir paimkite jūsų štai šitą judėjimą. Taigi dabar mes perėsime prie Bitcoino dienos grafiko, prieš tai mes žiūrėjome 4 valandų time frame'ą, dabar mes žiūrėsime vienos dienos time frame'ą ir štai čia aš jums nubraižiau potencialų scenarių, kuris galėtų būti. Mes štai čia lokaliai galime gauti Double Bottom modulį, plus mes turime pakankamai stiprų palaikymo levelį, mes jau turime kažkokį atšokimą, tai atšokimas yra kol kas lokalus, bet jau verta pabandyti atsidaryti sandorį ir daugmaž štai tokių būdų mes galime judėti. Aišku, čia gali būti kažkokia konsolidacija arba banga gali būti kažkokia žemesnė, bet plius minus lokaliai mes turėtume judėti štai taip. Apie globalią situaciją aš dar pakalbėsiu ir dar paaiškinsiu, ko mes galime tikėtis, bet lokaliai kol kas atrodo tikrai logiškas štai toks scenarius ir kol Bitcoinas yra šiek tiek aukščiau nei šitas palaikymo levelis, tol yra viskas gerai ir mes turime štai čia tokį modulį, kuris pasako, kad mes galime tikėtis impulso į viršų ir aš esu pasižymėjęs štai tokiom žaliom strėlytėm, tai yra štai čia ir štai čia. Tai čia yra visi 3 scenarijai ir jie yra visi 3 panašus scenarijai ir dabar mes matome labai panašų scenarijų, kaip ir matėme 2 kartus prieš tai. Trumpai, ką tai reiškia, ką dabar mes matome, tai štai čia tiesiog Bitcoinas surinko savo likvidumą, tai aš šitus ištrinsiu, štai čia buvo pakankamai didelis kritimas, tai yra lokalus kritimas ir štai čia Bitcoinas tiesiog surinko visą likvidumą. Ką reiškia likvidumas? Trumpai tariant, kitų prekiautų pinigai, tai yra stop lossai ir Bitcoinas tą padarė ir dabar tikrai yra visai logiškai nueiti į viršų ir surinkti likvidumą štai čia. Tai čia yra likvidumo grafika, šitą grafiką tikrai jau esate matę ne vieną kartą ir aš noriu jums tiesiog parodyti greitai, kur yra likvidumas, tai jis yra štai čia, tai čia yra šiek tiek aukščiau nei yra 115-116 tūkstančių dolerių ir Bitcoinas tikrai drąsiai gali iki ten nueiti, nes mes matome, kad apačioje beveik nieko nėra ir likvidumas veikia tarsi magnetas ir mes galime jį nueiti surinkti ir tuo labiau mes turime dar viršuje neuždarytą gapą, apie kurį mes greitai ir pašnekėsime. Mes matome, kad dabar lokaliai yra štai čia vienas didelis limit orderis ir tai yra 109 550 dolerių ir mes matome, kad kai kaina nueina iki šito limit orderio, iškart jis įvyksta ir mes matome lokalų atšokimą, tai yra tiesiog vyksta pardavėjo spaudimas arba šiuo atveju tai yra vieno banginio pardavimo spaudimas, tai yra jis parduoda ir lokaliai kaina spaudžia žemyn. Toliau mes turime dar vieną didelį limit orderį, šiek tiek didesnį nei dabar esantį, tai jis yra 113 300 ir mes matome, kad štai yra tokia suma ir dar matome, kad štai čia yra šiek tiek daugiau limit orderių ir jie yra šiek tiek aukščiau
mažiau nei yra $120,000, bet kol kas apie tai nekalbėsime, nes iki to dar toli ir šitie limit orderiai gali keistis. Bet kol kas štai šitie du limit orderiai tikrai yra aktualūs ir mes galime stebėti, kaip kaina reaguos būtent į šitą kainą. Na ir trumpai noriu pasakyti, kad jau vasara baigėsi, šita vasara buvo pakankamai volatili, tikrai buvo labai daug galimybių užsidirbti. Jeigu mes lyginsime, kaip buvo prieš tai, tai tikrai šita vasara yra viena iš geriausių ir dabar vasara baigės, atėjo rugsėjas ir istoriškai rugsėjas yra ne pats geriausias mėnesis. Mes matome, kad rugsėjas mėgsta šiek tiek paraudonoti ir klausimas kyla, koks bus šitas rugsėjas. Tai mes dar nežiūrėjom Bitcoino globalaus grafiko ir aš jums jį parodysiu ir tikrai rugsėjas gali ir šitas būti raudonas ir aš jums paaiškinsiu, kodėl ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Taigi dabar trumpai pakalbėkime apie Bitcoino grafike paliktą gapą, tai jis yra štai čia ir štai čia buvo bandymas jį uždaryti, bet mes nuėjome šiek tiek žemiau, štai čia surinkome likvidumą, suformavome štai tokį modulį, čia turim pakankamai stiprų palaikymo levelį ir kol kas yra tikrai gera tikimybė, kad mes nueisime štai šitą gapą uždaryti. Ten yra pas mus levelį, ten yra pas mus likvidumas ir aišku, mes matome tikrai logiška, kad Bitcoinas turėtų nueiti iki ten ir dėl to aš atsidariau savo Bitcoin sandorį. Tai tiek apie gapą, tai jūs tiesiog galite jį savo nusibražyti ir aišku jį stebėti. Taip pat aš kiekvieną dieną mūsų uždaroje bendruomeniai dalinuosi savo mintim apie rinką, paskau, ko aš laukiu toliau, ko galima tikėtis tiek lokaliai, tiek globaliai, aptariu sandorius ir štai čia jūs galite pamatyti, kaip maždaug atrodo apžvalga. Aš stengiuosi duoti kuo daugiau naudingos informacijos ir sakau savo mintis daugmaž štai tokių pavydalų, tai jūs galite pasiskaityti, tikrai manau bus jums naudinga. Ir aišku, aš dar parodau grafikus, nubraižau, parodau daugmaž kokie scenarijai yra galimi ir parodau štai čia globalų scenarijų ir mes jį dar irgi trumpai aptarsime. Tai štai taip atrodo mūsų apžvalga mūsų uždaroje bendruomeniai. Kas dar neprisijungė ir jau mąstė apie tai, tai tikrai visų laukiame, galėsite užduoti klausimų, prekiauti su mumis, bendrauti. Na ir trumpai dar noriu pasidalinti, kaip prasidėjo mūsų pirmadienis, tai iš vakar ir jau šeštadienio mes turėjome šiek tiek long limit orderių. Aišku, buvo šiek tiek ir blogų setapų, tai yra pati setapo logika buvo gera, bet buvo parinktas blogas stoplus arba blogas entry taškas, nes kai kurie altcoinai visiškai nejudėjo, o kai kurie altcoinai šiek tiek nukrito naktį ir mes gavome stoplusus, bet bendra situacija gausi štai tokia ir pirmadienis tikrai buvo labai geras. Na, o dabar keliaukime toliau prie Bitcoino grafiko, tai čia yra jau globali situacija ir čia yra vienos savaitės grafikas. Tai štai čia esu parašęs ir šitų grafikų aš dalinausi į mūsų uždarą bendruomenę, bet kol kas tai dar neaktualu, nes mes esame šiek tiek aukščiau nei yra palaikymo levelis ir jeigu mes jį pramušime, tada aišku, mes galime eiti link $100,000. Ir dar noriu paminėti vieną svarbų dalyką, kad mes jau po biškį pradedame artėti prie dekoreliacijos ir ką tai trumpai reiškia, tai reiškia, kad altcoinai pradės elgtis nepriklausomai nuo Bitcoino ir jie aišku parodys gerą augimą ir tai mes vadiname alt seasonu. Ir dabar jeigu grįžtant prie grafiko, tai čia yra labai stipri palaikymo zona savaitinėme grafike ir ją reikia tikrai atkreipti dėmesį. Ir klausimas, ar mes galime šį rugsėjį nueiti link $100,000 ir ten surinkti likvidumą. Atrodo tikrai labai logiška ir tai tikriausiai bus, bet mes turime žiūrėti, kad Bitcoinas įsilaikytų šiek tiek aukščiau nei yra palaikymo levelis ir jis yra maždaug ties $108,000, šiek tiek žemiau ir mes jį aišku turime stebėti. Noriu jums parodyti dar vieną grafiką ir jis atrodo štai taip, tai iškart noriu nusibražyti štai tokią trendo liniją. Mes matome, kad savaitinėme grafike dar Bitcoinas yra didėjančiame trende, bet klausimas, kada atsitiks daugmaž štai toks scenarius ir mes vėl pratestuosime štai šitą trendo liniją. Tai čia maždaug ir bus apie $100,000, galimai net šiek tiek žemiau, bet prieš tai lokaliai yra labai didelė tikimybė pamatyti daugmaž štai tokį scenarijų ir galimai dar kartą atnaujinti all-time high ir tada jau keliauti į korekciją. Ir aišku, jeigu mes nueisime į mėnesio
pabaigą testuoti štai šitą trendo liniją, tai ir rugsėjais irgi bus raudonas, kaip ir minėjau prieš tai. Tai šitas scenarius tikrai yra labai galimas, kad lokaliai mes dar pamatysime kažkokį augimą ir tik tada korekciją ir pratestuosime štai šitą trendo liniją ir matėme net iš praeito grafiko, kad čia irgi yra stipri palaikymo zona, irgi yra visai logiškas scenarius ir jūs turite būti pasiruošę būtent jam. Na ir dabar tikrai rodau jau paskutinį Bitcoino grafiką, tai čia yra globali situacija, šitą grafiką esu rodęs jau prieš kurį laiką ir mes matome štai šitą situaciją ir štai šitą situaciją ir šitos situacijos yra labai panašios ir logiškos ir jeigu mes pažiūrėsime pagal indikatorius, tiek čia yra divergence'as, tiek čia yra divergence'as ir mes matome labai panašius scenarius, į šitą tikrai reikia atkreipti dėmesį ir jeigu jį suveiks, mes tikrai pamatysime pakankamai gerą korekciją. Aišku, tai gali įvykti ir po naujų metų arba šiek tiek anksčiau, kol kas šitos scenarius mes nežiūrime, jis neaktualus, tiesiog reikia jį turėti omenyje. Šitas video atėjo į pabaigą, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtukų, taip pat aš laukiu jūsų komentarų apie mūsų Arktika Academy, galimai jūs turite kažkokių klausimų arba dar neaiškių dalykų, tai jūs užduokite savo klausimą į komentarus, mes būtinai juos atsakysime ir jeigu bus poreikis, net nufilmuosime atskirą video ir parodysime kas, kur ir kaip. Taip pat visus kviečiu prisijungti į mūsų uždarą bendruomenę ir taip pat mes turime mūsų nemokamą Telegram grupę, kurioje dalinamės įvairiom mintim apie kriptovaliutų rinką. Būtinai užeikite ir visas nuorodas rasite šio video aprašyme. Iki greito.